Lietuvoje lyg ir vyrauja tokia nuostata, kad viskas, kas susijęs su valdžia, yra blogai. Jeigu tu valdžioje, tai tu esi blogas. Ką ta valdžia dabar turėtų padaryti, kad ta nuostata pradėtų nykti iš mūsų sąmonių, iš mūsų suvokimo? Žinot, aš galiu labai trumpai atsakyti, kad mes daugiau niekad nematytume tokių vaizdų iš Seimo, kaip kad vyko per paskutinės kelias dienas. Jūs turit galvoje biudžeto tvirtinimą ir teisinės neliečiamybės naikinimą? Visokios, ir garliavas, ir ką tik tai norit, sudėjus per šios metus į krūvą, jeigu tokie dalykai daugiau nesikartotų ir tai dingtų iš mūsų, kaip sakant, gyvenimo, aš manau, kad ir tas vaizdas automatiškai, kaip sakant, normaliai dingtų. Mes vertintume, mūsų tų žmonių, kurie yra atsakomingi už tas sritis, tikrai mūsų natūrali pagarba jiems ir būtų. Šiandieną, tą, ką aš mačiau, tai man siaubo filmas arba iš viso sukelia, jausmus, kur praktiškai pradedi galvoti, tai kas bus toliau. Tai mano toks ir klausimas būtų, ko jūs tikitės iš tos naujosios valdžios, kuri dabar atėjo? Kas bus toliau? Kągi, galbūt toks nerealus atsakymas būtų, kad Dievas apšviestų jiems protus.